tiesiog priminsiu keletą faktų. Ši vieta yra susijusi kaip niekad su ta karališka miesto istorija ir su žvaigždėm. Tai yra Argelanderių namų vieta ir Argelanderių pirklių Argelanderių namuose buvo apsistojusi dalis ilgą laiką išlaikomi kambariai, savotiškas toks kaip atminimas tos viešnagės, kada jauni berniukai pradėjo jaustis šiokie tokie vyrukai, užsidėjo pirmasias uniformas. Ir vėliau, galim sakyti, netgi kai buvo nuspręsta jau atsisakyti šių pirmųjų pastatų šios vietos ir suteikti vietą šiam paštui, jis įgijo tam tikrų išskirtinių bruožų. Iniciatyva buvo parengtas sprendimo projektas, kuriuo savivaldybė turėjo įsigyti Balandžių paštą. Tačiau dėl savivaldybės neveiklumo tas paštas nebuvo įsigytas, nes delsiant pasikeitė Lietuvos pašto valdžia, pasidarė kitos sąlygos ir tas paštas jau tie 3 metai stovi niekieno nenaudojamos. Kodėl miestui to pašto reikėjo? Todėl, kad jame sukurtas išskirtinis, puikus, Klaipėdos menininkų sukurtas Vytauto Karčiausko unikalus pašto interjeras. Tai vienas paštas jau stovi. Tada Lietuvos paštas paskelbė, kad ketina parduoti ir centrinius pašto rūmus Liepų gatvėje. Ir tada miesto valdantieji politikai, tai yra meras Grubliauskas, davė tokią žinią, kad jokių būdų negalima, kad būtų parduotas Klaipėdos centrinis paštas ir kad jis daro žygius, kad šis paštas būtų perimtas savivaldybės ir kad jame būtų galima vykdyti socialinę kultūrinę funkciją. Iš tikrųjų nuramino merą, bet šiandien aš supratau vieną, kad tai buvo paleistas tam tikras dūmų debesis, dūmų uždanga, eliminuodama, tarkim, kuri eliminavo bendruomenės ir kitų politikų veiklą. Tu esi ramus, meras pasakė, meras pasirūpins. Ir staiga paaiškėjo, kad visa tai buvo tik tai žodžiai, kad niekas nebuvo padaryta. Ir kai šį pavasarį žurnalistai paklausė, o kaip vis dėlto tai savivaldybė perima, neperima, atsakymas parėjo, kaip sakant, iš valdžios ešelonų, kad įstatyminė bazė neleidžia, kad miestui daug kainuos ir kągi ten daryti. Iš tikrųjų, kainuos, bet nemažiau būtų kainavęs policijos pastatas, kurio labai reikėjo Klaipėdos menininkams ir Klaipėdos merui. Keista, kad Klaipėdos paštas nereikia nei Klaipėdos menininkams, nei Klaipėdos merui. Gal pasikeitė kažkokios aplinkybės, gal pasikeitė kažkieno interesai, to aš nežinau. Kitas dalykas, vis dėlto labai trumpą asmeninį ekskursą padarysiu. Iš tikrųjų nesiėmiau pašto temos. 31 tarybos narys yra. Ir aš tikrai jau tikėjausi, kad galbūt ne man vienai kirba širdis dėl to. Kitas nemažiau svarbus dalykas, apie ką turbūt bus dar ir kalbama plačiau, kad vis tik tai būtų išplėstas tam tikras vertingųjų savybių sąrašas. Nes akivaizdu, kad Kariliono istorija irgi jau yra istorija ir mūsų miesto tam tikras tapatybės dalykas, būtent tas gyvas, atviras garsas. Ne kiekvienas miestas to gali pasidžiaugti, pasigirti. Kitas dalykas, čia yra sėdi greta gerbiamas Varkalis, kuris gali paliudyti, kad tai yra ir mūsų atgimimo istorijos būtent Klaipėdoje dalis. Na ir trečias, gal nemažiau svarbus dalykas yra tai, kad vis tik tai galėtume
siūlyti ir reikėtų ieškoti būdų būtent įveiklinti tą pastatą taip, kad tos viešos erdvės kaip salė ir karilionas, galbūt kiemas dalinai, reiškia, nors kažkada atsivertų. Na, o pats pastatas nestovėtų su užkaltais langais, kaip mes tokių pastatų dar turime. Tai perduodu žodį. Svarbu tai, kad paštas per visas savo gyvenimo metu veikia žmonės. Ir čia, sakykime, tą ilgą pasisakymą savo užbaigdamas, aš norėčiau akcentuoti 3 dalykus. Reiškia, vienas dalykas tai yra labai svarbu, kad šio pašto išlikimo suinteresuota visuomenė būtų išgirsta, turėtų galimybę gauti visą informaciją apie galimus sprendimus ir svarbiausia dalyvauti sprendimų priėmime, kaip tai apibrėžia Orhuso konvencija, kuri yra nedaloma Lietuvos stojimo į Europos Sąjungą, reiškia, dokumentas, dalis. Čia net galvoju, kad nėra apie ką kalbėti. Algimantas papasakojo vieną iš, taip sakant, liūdnų scenarijų, aš galiu Nina papasakoti dar blogesnį scenarijų. Reiškia, verslas vis dėlto yra rizika. Ir mes turim pavyzdį, jums galiu priminti, Baltijos kino salė. Reiškia, yra, visko versle atsitinka. Kitą kartą verslas nepamatuoja savo jėgų. Sakykime, galiu jums nupiešti tokį scenarijų. Atsiras verslininkas, kuris galbūt turi kokią tai viziją, turi kokią tai idėją, turi kokį tai pradinį kapitalą, pasiskolins bankį dar pinigėlių ir tą pastatą nupirks. O paskui pasirodys, kad rinka netokia, ar poreikio nebuvo ir tas pastatas kaip nuosavybė, reiškia, jis iš pradžių dulės, paskui, reiškia, pradės tekėti vanduo per lubas, paskui 5 metai teismai, paskui mes įgausim visiškai sugriautą. Todėl aš čia nematau jokio verslininkiško požiūrį, tai šito pastato atžvilgiu čia turėtų būti pozicija vienareikšmiška. Šitas pastatas negali būti parduotas. Savaime tame, sakykime, fakte, kad kultūros paveldo pastatai parduodami verslui, aš nematau nieko blogo. Vat šįryt apžiūrėjau pastato būklę, man pasidarė baisu. Kariliono bokštas ten, nežinau, jisai turėtų subirėti, reiškia, ką ekspertai pasakys. Ir aš ir ne vieną, ir ne 2 pavyzdžius turiu ir matau, ir jūs žinot, kaip verslas žymiai geriau susitvarko su kultūros paveldo objektais negu valstybė, bet būna ir atvirkštinių variantų. Tai todėl aš labai kategoriškai šituo atveju tokių Klaipėdai, neabejotinai reikalingų arba pagrindinių, pačių istoriškiausių, pačių gražiausių, architektūriškiausių pastatų pardavimo klausimas negali būti keliamas. Bet, taip sakant, vis dėlto ne verslininkas ir politikas tam tikrą prasme. Reiškia. Vat vienas iš mano ir pastebėjimų ir dabar yra, kai prieš rinkimus puolė, kuo tas verslas lenda į tą tarybą ir ko jie nori ir ten taip toliau panašiai. Aš matau, kad reikalingas verslininkiškas požiūris, būtinai reikalingas. Bent dalis tarybos narių turi būti verslininkai. Mes su Nina 2 dienas bendravom, ką su to pastatu daryti, visokių idėjų ir metrikacijos biuras ir taip toliau panašiai. Aš pasakysiu, ką aš pasiūlyčiau. Ir kodėl, sakykime, miesto meras ar administracijos direktorius apie tai visiškai negalvoja. Klaipėda turi krūvas valdiškų įstaigų nepaveldo pastatuose. Visokiuose silikatiniuose namuose ir taip toliau panašiai. Tai jeigu, sakykime, atrestauravus šitą pastatą ir sukėlus bent jau valstybinės įmonės, įstaigas, kur galima palikti bent tą holą atidarą, bent karilioną atidarą, o pardavus tos pastatus, iš kurių iškelti, reiškia, tas įstaigas, aš manau, kad būtų, Algimantai, 0-0. Mes tą pastatą galėtume labai verslo prasme aiškiai sutvarkyti. Arba toks pavyzdys. Paskutinis mūsų, taip sakant, toks mūšis dėl Mažvydo alėjos.
Gimsta kažkokie nesąmoningi ir nepamatuoti svaičiojimai, reiškia, Mažvydo alėja, aš nekalbu apie medžius, čia ne tema, sukurti dar kažkokią erdvę mažmeninį prekybą ir taip toliau panašiai. Donelaičio skveras. Ne Mažvydo alėja, Donelaičio skveras. Atsiprašau, reiškia jo, skulptūrų parkė, jo? Jeigu matėt, jo, skulptūrų parkė. Šiandieną mes ten turėjom, kalba eina, kad reikia mamom, kavytės atsigerti, skučių ir taip toliau panašiai. Mes ten turėjom labai puikiai veikiančią kavinę metų laiką. Nu, vat yra bendruomenių, reiškia, tautinių bendruomenių namai. Vat jau dalis patalpų, prašau, pašte. Vat nereikia kur naujų jokių, reiškia, erdvių, nereikia pjauti medžių, gražinam atgal ten kavinę, jau dalį keliam į paštą. Reikia ieškoti požiūrės, bet man įdomu, kad niekam tas neįdomu. Ir mums su jais taip pat. Jo? Atsibūdom. Aš atsiprašau, aš pasakysiu. Jums tai įdomu, aš žinau, kad jums įdomu, aš daugiau apie save kalbu. Nes mes prieš savaitę apie tą klausimą pakalbėjom, pasvarstėm, o paskui atsibundom, kad spalio 16 aukcionas. Ja? Reiškia, žinau, kad jūs daug pastangų įdėjot, bet klausimas vienas. Aš atėjau šičia daugiau pažiūrėti, kiek žmonių ateis ir kiek kam įdomu. Todėl, kad mes įsivaizduojame, kad mes 31 asmenį išrinkom ir jie už mus kažką ten spręs. Nespręs jie už mus, jeigu už nugaros nebus bendruomenės balso. Ačiū labai. Stipriai. Turi būti šeimininkas. Tai kas dabar per šeimininkas, čia mano vaikai padovanojo kažkada šitą žiurstą, tai va aš jums ir demonstruoju. Kas aš per šeimininkas, jeigu aš nežinau, kur pas mane namie druska, sviestas, duona, kaip man ten šeimininkauti, taigi aš pas save namie žinau. Ar aš žinau, kas vyksta mieste? Nu tikrai nežinau. Ar aš šeimininkas, kažkaip galiu įtakoti, čia va menininkai būrėsi, ratų kabinasi apie policiją ir aplamai. Mes labai daug mėgstam mitinguoti, čia Nika mane įvardino kovotojai. Joks aš kovotojus, o Dionizas, Nika, Elertas, va jie kovotojai. Aš mokausi būti miestiečiu. Aš mokausi mieste gyventi, nes tai mano tėvai gimė Žioga. Aš pats gimiau, užaugau čia, Klaipėdoj, visą gyvenimą pradirbau ir man rūpi ir mane į neviltį varo tas nežinojimas, kas bus su miestu, nežinojimas, kas bus su tais pastatais. Policijos pat ir kaip siurprizus mes gauname visokius kortus. Tai mes uostą plečiame, tai mes dar kažkokį centrinį terminalą statom arba dar parduodam paštą. Tai aš kolegom nusiunčiau, kai jie ten diskutavo, jie darė tokį renginį, architektūrinį sukilimą, nusiunčiau mūsų pašto nuotraukas kelias, nu tai gaunu tokius atsiliepimus, jūs ką, durniai? Čiagi miesto rotušė, dar karilionai, ką jūs darot? Nu, bet čia toks pasakymas į debesis, tai yra taip. Nu ir dar ką tai žiurstas reiškia, tai galbūt, nu, toks sufleris, vergi. Tai dabar ką darė kauniečiai? Man labai nepatiko iškart čia tie pasiūlymai, atsiprašau, Tamstos Algimantai ir Vidmanto, kad lai būna ten metų laikai, lai būna taip, kaip dabar gyvenime yra. Kodėl tie visi objektai, atgimimo aikštės, Danės skverai, tiltai, visi žlunga, visur klyksmai, šauksmai, protestai. Tai man atrodo, man čia taip atrodo. Jokių būdų ne architektų bendruomeniai visai, ten yra kitos galbūt nuotaikos, kad kažkas uždaruose kabinetuose ima ir nusprendžia, vat lai būna, pavyzdžiui, pašte metų laikai. Aš nežinau, gerai ar blogai, bet dalės. Kažkas dar nusprendė. Toliau surašoma užduotis ir mes, architektai, dalyvaudami viešuosiuose pirkimuose, nu, trūks plyš, privalom tai padaryti, kitaip jau kelio atgal nebėra, tu pasiūsk, bet daryk tas, kas užrašyta ant popieriaus. O ko iš tiesų reikia, kas ten geriausia būtų, nu, niekas net nediskutavo ir nežino. Tai kauniečiai būtent padarė tokią diskusiją.
suorganizavo 3 grupės, į tas grupės paėmė architektų, verslininkų, nekilnojamo turto specialistų, ekonomistų, finansistų, subūrė 3 komandas ir padarė tokius workshopus ir va, tokį gražų suėjimą su daug žmonių, visi su prijuostėm, tie, kurie dirbo, nu ir pristatė savo idėjas. Tai viena idėja buvo sukurti pasaulinio modernizmo lygio muziejų, sujungti į šitą tinklą viso pasaulio tos objektus. Kita idėja buvo architektūros dizaino muziejų įsteigti, netgi su bokšte apartamentais jaunavedžiams pirmai nakčiai. Nu ir dar panaši idėja buvo su pasaulio virtuvėm pašte. Bet kas dabar toj diskusijai skambėjo, kad centrinis paštas turėtų vis dėlto išlaikyti šito pašto funkciją ir nors kažkoks paštas jame turi veikti. Nu, tai visokių tų idėjų buvo ir jau dabar kyla, kad, nu, kaip tą panaudoti ir socialiniam reikmėm, visuomeniniam reikmėm, bet paštas galėtų dirbti. Nu, turėjau tokią fiks idėją, kad, nu, kalėdinis paštas, bet jis dirba kalėdinis paštas ištisus metus visiems turistams, kruiziniams ir taip toliau. Nu, tai tų idėjų šiandien Džeimsas pasiūlė, dabartinės klaipėdietis padaryti Prūsijos istorijos muziejų, prarastos Prūsijos. Nu, gal irgi būtų labai įdomu. Tai viena mintis, kad paštas turi būti. Antra, architektai arba tos komandos bandė įrodyti, kad ir be valstybės pagalbos ir savivaldybės, ten jokių būdų, jokių Matijošaičių nereikia, griežtai, kad tais visuomeniniais pagrindais galima sukurti racionalų, atsiperkantį objektą, kuris iš tikrųjų pats save generuotų pajamas ir iš to galėtų puikiausiai išgyventi. Jie tai įrodinėjo ir ne architektai įrodinėjo, o specialistai finansų. Tai kodėlgi mums nepadarius būtent to paties? Kodėl mums nesuorganizavus ir nekviesti tos sinergijos, nekurti verslo bendruomenės, kad padėti tokią iniciatyvą ir sukaupti nedidelę sumą lėšų, pradėti ieškoti tų idėjų, nes neduok Dieve, nu gerai, vėl neprivatizuojam, jisai tampa valstybės, kažkas kabinete nusprendė, bet kol nusprendė 2-3 metus jisai stovi užkaltais langais. Ar čia sprendimas? Nežinau. Man atrodo ne. Nes kaip dabar yra su to policijos pastatu, irgi vienas Dievas žino, kada jis bus ir kieno jis bus, mano galva, teismo rūmams atiduoti, tai visiškai netinkama funkcija. Nu, bet tai yra mano nuomonė. Ar kas nors analizavo planus, tyrinėjo, žiūrėjo, kas pagal patalpas, nes vėlgi šiuolaikinio biuro pastatas, teismas tai yra tas pats kas biuras, turi būti ventiliacijos, mikroklimatai ir taip toliau. Tai reikia bendrauti. Tai aš tą ir vadinau, mokykimės miestietiškos kultūros. Pradėkim šnekėtis, nereikaut gatvėse, nespręsti kabinetuose. Ir aš džiaugiuosi, kad atsiranda vis daugiau tokių politikų, kurie būtent savo tą politiką ir miesto tarybos nario funkciją ir atlieka. Va susikviečia, pradeda kalbą. Kad jūs atėjot, nes mes jau pasimetėm, nebežinom ką daryti. Lietuvoje vyksta baisus barbarizmas. Mes naikinam ne tik medžius, parkus, skverus, bet mes naikinam savo praeitį, mes naikinam savo kultūrą, mes naikinam savo istoriją. Tai kur mes nueisim? Žmogus be praeities neturi ateities. Tai visiems žinoma taisyklė. Ir šiandien jūs įsivaizduokit, mes atsidūrėm tokioj situacijoje, kad mes nebespėjom reaguoti į tas barbarizmo apraiškas Klaipėdoje, kas darosi. Senamiestis paliktas likimo valiai. Balkonai griūva, tinkas krenta, užsieniečiai visi filmuoja, pas mane ateina užsieniečiai, sako, daugiau į Klaipėdą nevažiuosim, ant galvos plytą užkris.
Tai kur žiūri mūsų tautos išrinktieji? Nejaugi jie atėjo iš, kas jie, kosmonautai, ufonautai, iš kur, iš dangaus nukrito? Jie nemato, kas darosi mieste, dar sovietmečiu. Gerbiamas Žalys kiekvieną savaitę pėsčias pereidavo per senamiestį ir kadangi jis buvo kitoj barikadų pusėje, vis tiek jis mane nebijojo užeiti. Taigi, o dabar mes matom, miestas griūva, įsivaizduokit, per vieną mėnesį mes netekom 3 pastatų, tai istorinių pastatų. Tai vakar iš Vilniaus atvažiavom komisijai, jie čia prižadėjo Aukšto kalnus, kad tie ponai bus nubausti taip, kaip nebuvo dar nubausti niekas Lietuvoje. Nu, pažiūrėsim, nes mūsų teisėsauga šlubuoja, bet deja aš turiu padėkoti prokurorams. Pirmas atvejis Klaipėdoje, kai prokurorai mums padėjo ir mes išsaugojom Locų namą. Taigi jau komisijai buvo priėmusi nugriauti Locų namą, ministerijos patvirtinta, bet mūsų dėka užsispyrusių, o tokių žmonių, kaip čia esam, visų dėka, kur dėjai parašus, kur kreipėmės, ėjom kiaurai iki prezidentūros ir namą išsaugojom. Taigi galimybės yra. Dabar aš užmesgiau kontaktus su Šiauliais. Šiauliais ir tokia pat padėtis. Ten Zubų rūmai taip pat paliekami likimo valiai. Parkai kertami, skverai kertami, bet žmonės kreipėsi į teisėsaugą ir dabar sustabdė. Tai reiškia, kažką galima daryti, jeigu mes būsim visi kartu ir bendrausim su kitais miestais, nes šitas barbarizmas vyksta visoje Lietuvoje, ne vien tik Klaipėdoje. Jau Klaipėda, tai čia mes esam apleisti viešpačiai. Pažiūrėkit, telšiai, rajonai, kokie blizga. Taip, nuvažiuokit į Marijampolį, į Telšius nuvažiuokit. O Klaipėda, uostamiestis, kur čia Lietuvos langas į pasaulį, čia pasaulį turistai atvažiuoja, už galvos susijėmi vaikšto. Ką žiūri tie ufonautai mūsų, iš kur jie atsirado čia? Jų liktai jie Klaipėdoje negyvena ir nemato, kas yra. Paštas paliktas, bet nepamirškit, kad šitą tradiciją eina jau 30 metų Lietuvoje. Pirmiausiai pastatas paliekamas likimo valiai, įsitaiso ten draugai, užkuria laužus ir pastatą nuperka už maurą. Taigi šitą tradiciją turime sustabdyti ir ačiū Dievui, kai jūs atėjot, aš manau, kad mes kartu turim sustabdyti šitą barbarizmą, kas vyksta Lietuvoje. Ne vien tik naikina mūsų pagrindą, mūsų miškus, skverus, parkus, alėjas, kerta viską į žemę, bet reikia stengtis bendrauti su visom organizacijom, kurios kovoja su šito barbarizmu ir aš manau, kad šitą barbarizmą tikrai mes visi kartu įveiksim, nes ketvirtadienį Vilniui 12 valandą prie kultūros ministerijos Vilniečiai mums padeda, bus piketas, įteiktas dovanėlės, bus kultūros ministrui ir vienu žodžiu mums šiauliečiai taip pat, Vilnius taip pat dar su Kaunu neužmesgėm tokių kontaktų, nerandam su kuom ten Kaune bendrauti. Bet aš tikrai tikiuosi, kad savaitės bėgy mes viską tą padarysim. Taigi ačiū Jums, ačiū deputatai, kai jinai organizavo tokį puikų susirinkimą ir aš manau, kad mes neišsiskirstinsim nosis nuleidę. Ne, mes kovosim, aš kovoju visą gyvenimą. Ačiū uždėmesį.